Taigi, sveiki visi į dar vieną naują video ir šiame mes video ką gaminsime? Mes gaminsime tiesiog stalčių rankenas. Tai ko mums pirmą reikia? Mums pirmą reikia ugnies ir mums reikia metalą. Tai štai čia mes turime metalą, jisai yra 15 cm ilgio ir gaminsime labai paprastą rankeną. Bet tikėkime labai gražią rankeną, tai ką pirmą padarysime, tai pirmą mes padarysime lapelį, iš abiejų pusių lapelį padarysime, tada visą suapvalinsime ir va čia paimsime, bum ir sulenksime ir bus labai gražu, tai ką darom, pradedam. Taigi gerai, mes jau turime tokią formą, dabar tiesiog iškalsim patį lapelį. Gerai, jau padariau ir antrą lapelį greitai ir kaip matėte suapvalinau, dabar keliausime prie spaustuvų ir prie šito apskritimo ir padarysim, kaip sakant, tokį, nežinau, iškilimą kažkokį, nežinau kaip net pasakyti. Pasiemam spaustuvus. Ir va taip sulenkiam biškį. Ir dabar kitą pusę įkaitinsim ir irgi sulenksim. Ir dabar tiesiog mes atlenksime tuos lapelius ir kaip ir bus viskas baigta, tik liks išgręžti skyles ir nudažyti. Na ir štai, ką tu turime jau pabaigę kaip ir tą rankeną, va štai taip atrodo. Ir va iš čia bus išgręžtos tos skylutės ir paimsi ranką, patrauksiu, o kai gerai atsidaro duris. Tai va, tai dabar nežinau, reikia iš tikrųjų dar man 4 padaryti juos. Tai gavome mes jau štai tą, kaip ir sakiau, jau rankeną. Tai mums dar reikia padaryti tuos 4, kaip ir dar sakiau. Tai einam gaminti tuos kitus 4. Na ir turime mes jau pagaminę tuos kitus 4 rankenas, tai iš viso yra 5 rankenos. Tai ką mes dabar darysime, tai iš tikrųjų parodysime, kai aš gaminu buvo. Nežinau, ar jūs supratot, kad tai netikra buvo ir aš per tokį laiką tikrai nepagaminau. Tai parodau dabar, kai tuos kitus 4 pagaminu. Na ir turime mes dar tuos kitus 4 pagaminę, tai iš viso 5, tai dabar mes ką padarysime, mes tiesiog pasižymėsime skylutes, kur reikia kalti, nes man reikia kalti pagal šitą žodžių rankeną. Čia tokia plastikinė šūdina, kas iš vis plastiką nori pirkti. Nusispjaut. Tai gręžiam skylutes.
nes turime su išgręžtom jau skylutėm ir aš jau turiu dar nušveitęs ir dar inicialą padaręs, nes pamiršom, o kaigi be inicialo mes būsim. Tai dabar mes ką padarysim, mes juos greitai nudažom ir paruošiam, kaip sakant, jau prisukimui. Tai ir padarome dabar. Mes jau turime juos ir nudažę, ir viską gražiai padarę. Va, tai taip jie gražiai atrodo. Gale video parodysiu kelias nuotraukas, kaip atrodo. Gaila, negaliu parodyti, kai nudažyti, pritaisyti atrodo, nes varžtų dar nepasiėmiau, o reikia, kad prisukčiau varžtų. Ir nežinau, kaip ir viskas čia yra jau baigta. Gale video pamatysit, kaip viskas atrodo. Ir nežinau, apsilankykit vytautaskalvis.com tinklapį. Jeigu norit kažką užsisakykit, naikit į kontaktus, e-mailą man greitai numetat, atsiunčiat, viską susisakom, kažką gal padarom, ką norit. Va, dar tikriausiai šiandien įkelsiu va štai šitos vėliavos laikiklius pardavinėti į vytautaskalvis.com. Va štai taip jie atrodo, jie ten kažkokie biški kitokie, ten visokie ten. Va štai taip atrodo jie. Irgi su tokiais spindinčiais dažais man nelabai patinka, bet tokius nusipirkau, norėjau matiniai dažyti, bet čia pristaisysit savo gražiai, tu savo kaip gražiai atrodys. Tai nežinau, jeigu norit kažką nusipirkti, kažką užsisakyti, vytautaskalvis.com ir tikiuosi, kad patiko šis video, tikiuosi jums patiko, kaip gaminau aš tas rankenas ir susitiksime iki rytojaus.